Sveiki visi, mano vardas Viktoras, esu alkoholikas. E, Pasidalinta standartinė atviro susirinkimo e, tema paprašėt. Smagu, aišku, čia pirmą kartą šitoj grupiai ir bandau suprasti, ar čia užsieniečiam daugiau, ar čia žiūriu ir ne tik užsieniečiai, gal žmonės Lietuvoje gali prisijungti, kas irgi yra gerai. Jeigu žmogus, ypač tos nutolusios vietovės, kur ten sunkiau atvažiuoti į grupę dažniau, nėra šalia, kaip pavyzdžiui mes Vilniečiai turim prabangą 22 grupės ir kiekvieną dieną po keletą susirinkimų pasirinkimas. Aš pilnai tikiu, kad yra žmonės, kur provincijai tikrai sunkiau. Tai va, bandysiu šnekėti, šiandien išrovė dantį, galvojau, sunku bus, bet jau atleido, tai gal viskas bus gerai. Ok, apie save. Nu, tai standartiškai, nei mano planai buvo čia į šitą draugiją papulti, nei tikslai. Augau labai geroj šeimoj, ta prasme buvo pilnai tėtis, mama, brolis, sesuo, viskas, kas įmanoma. Visi mylėjo vienas kitą, mane labai prižiūrėjo, lepino, aš buvau jauniausias, visą laiką viską aš gerai atsimenu, kai mokyklai net sesė pirkdavo bandelę sau ir broliui. Labai svarbus tas brolis buvo, tai va visi taip. Šeimoje iš esmės mama negėrė, tėvas irgi labai saikingai, taip kad ten kažkokių priežasčių, kad būtų, kaip kartais norisi surasti kaltus. Bet aš kiek pamenu savo jaunystę, nu vat, aš buvau kitoks negu vat, mano šeimos nariai, nes aš visą laiką kažkoks tai buvau irzlus, visą laiką toksai nepatenkintas, čia jau kalbu dar ne apie mokyklą, bet dar vat, darželio nelankiau, bet kai laksčiau kieme, sakau, gerai atsimenu, kai aš gaunu dovaną to, ko tikėjausi, prašiau, laukiau ir kai man vietoj to, kad būtų džiaugsmas, man kažkaip tai pasirodė, kad čia yra kitokios spalvos žaislas negu pas kaimynę. Ir aš piktas šaukiu ant mamos, kodėl tokį. Nu vat, atrodo turėtų būti gerai, bet kai gerai, man vis tiek dar nėra gerai, man vis tiek dar yra kažkoks tai irzulys. Nu visą laiką nepatenkintas, nuo pat va tų mažų tokio charakterio buvau. Labai gerai mokiausi, išleidau anksčiau ir mokslai sekėsi, aš galvojau, kad esu labai gabus ir protingas. Šiai dienai suprantu, kad tai buvo duotybė iš aukščiau. Gal turėjau didelę dovaną. Bet buvo problema ta, kad aš buvo kiti niuansai mokykloje, nes buvau mažiausias, jauniausias, sunkiausiai buvo ten tie fiziniai visokie, kur būdavo, arba ten kažkokia jau vėliau, kur prasidėjo jau ta ankstyva paauglystė, tokia konkurencija kažkokia ir taip toliau, man buvo sunkiau, nes jie buvo vyresni, ten metai arba du visą laiką jausdavosi ir dėl to irgi labai pykdavo ant tėvų, dėl ko išleido anksčiau. Nu visą laiką gyvenime buvo visi kalti. Dėl visko, kas vyksta ne taip, kaip man atrodo turėtų vykti. Tai va, eidamas per gyvenimą, buvau toksai ramus, užsidaręs, niekada nelįsdavau, norėdavau, kad kiti mane pakviestų visur, draugaut, dalyvaut, nu vat kažkaip tai aš pats sėdėdavau tylus, ramus ir nervuodavausi. Ir atsitiko, kas atsitiko, tai yra, aš atsimenu gerai, gal 12-13 metų,
išvažiavau dirbti į kolūkį pas dėdę, ten jisai viršininku buvo to kolūkio. Visi irgi vyresni, 14-mečiai, 15-mečiai, ir jie ten pasidarėm tokį būstą, šienę ten kraudami tą šieną ir nupirko jie ten kažkokios žagarės, gal lyg ten tiek, kad tikrai užteko man tam, kad jau pajusti alkoholio poveikį. Nežinau, kiti sako, tie pirmi išgėrimai buvo jiem ten ne kaip ar kažkaip, o man tai buvo vau. Aš iki šiol atsimenu tą šilumą, kuri nueina per visą kūną, kaip pradeda po truputį svaigti galva, žinai, ir kaip pasaulis pradeda dažytis kitom spalvom. Visiškai. Aš visiškai išlaisvėju, aš atsiranda drąsa, aš pradedu vadovauti ten visiems, aš visiškai pasidarau kitoks, aš pasidarau toks, koks visą gyvenimą norėjau būti. Kad manęs pradeda klausyti visi, kad aš, vat visi tie varžtai atsileido ir aš tada pradėjau daryti, turbūt išsivadavęs iš tų baimių visokių ir taip toliau ir tada. Ir nuo to laiko aš niekada nevengiau alkoholio. Nors kažkaip tai, tėvai pas mane buvo tokie liberalūs, ta prasme, jie taip aiškiai griežtai niekada nieko nesakydavo, bet duodavo suprasti ir taip aiškiai būdavo, va tas gal net ir dar ir baisiau, kai duoda suprasti ir tu tas supranti, negu geriau, kai būna prisidirbi išrėktų ir viskas, bet kad, vat, alkoholis gali būti ne visai gerai, yra ten laikas, saikas ir viskas ten buvo, to šeimoje vis tiek pas mane pasakyta, bet arba duodama suprasti ir tą aš supratau, bet kažkodėl, kai aš išeinu iš namų, pavyzdžiui, pas kažkur tai, pas kažką savaitgalį ten, sakau, tie bendraklasiai kartais vat būdavo. Pradžioj turbūt ten tokias šventinės, proginės, ten kažkieno gimtadienis, ten tėvai išeina į kitą kambarį, leidžia ten kažkur tai jau kokio šampano išger, dar kažkas tai va tokio. Ir aš jau būdavau visą laiką pirmas ir aš labai džiaugdavausi, kai yra ten to kažkokio tai svaiginamo gėrimo. Ir visom 4 aš jį gerdavau. Niekada neatsisakydavau, kiek ten kaip. Ir būdavau iki galo. Ir tie va tokie pirminiai, fainis, gimtadieniai, ypač ten kažkur tai gamtoj, kolektyviniuose soduose, ten atsimenu, su diskanais, su pirtim, su laužais, su šašlykais. Ir tiktai tiek, kad aš kažkaip tai būdavau, aš vat kai pradėdavau jau balią, vat aš gerdavau labai labai daug, kažkaip tai vat visą laiką. Ten būdavo tokių visokių ten iš kakliuko, iš dar kažko, tai aš ten jau nesivaržydamas ir labai greitai prisigerdavau. Dažniausiai pirmas, vienas iš pirmųjų prisigerdavau, apsivemdavau, paguldydavo kažkur lovoje ir visas mano balius baigdavosi. Ryte visi pasakodavo ten, kas pirti, kokie diskanai, gal ten kažkas tai su mergom, kažkas tai ten kažkokį tai, vat visas veiksmas vyko, ten visi pasakoja įvykius, linksmybės, kas vyko kitą dieną, aš ten jau ryte atsikėlęs. Kiek suprantu, viską pramiegojęs buvo, bet problemos nemačiau, visi juokdavom ir eidavom toliau. Ir va tai va tie išgėrimai būdavo dažniau, kaip dažniau ten jau vyresni paaugliai, jau 16, 17, tai kažkaip tai mes varydavom ir jau šiaip kokį savaitgalį, vat, arba kažkokį vietoj pamokų būdavo net, arba po pamokų kažkaip tai davai suorganizuojam į mišką. Aš net ir turėdavau skylę ten, kur to alkoholio nelegaliai susiorganizuoti, atsimenu, vienokio ar kitokio, tai irgi ten labai prisidėdavau ir visą laiką būdavau tas, kuris norėdavau, kad pakviestų į visus tuos išgėrimus, kurie būdavo tokie su visokiam linksmybėm ir visokiais nuotykiais. Tai va, baigėsi mokyklą, įstojau į universitetą ir pradėjau dirbti tokiam kioske naktiniam ir tada prasidėjo mano gėrimo era. Nes kiekvieną vakarą aš ten kas antrą savaitę dirbdavau, tai negana to, kad ten tam kioske visą laiką vakarais ten susirinkdavo ten mano pažįstami, ten
sesers klasioko tas buvo įstaiga. Tai susirinkdavo draugai tie vat sesers klasiokai, kuriuos aš visus pažinojau. Jie pasėdėdavo vakarais, pagerdavo alų, išeidavo namo. Aš likdavau dirbti, aš irgi su jais pagerdavau. Kai išeidavo dar irgi kartais. Tai man toks buvo aukso amžius dėl to, kad pirmas dalykas, aš galėjau kelti kiek noriu, viskas po ranka, jeigu kas ten atiduosi, kai gausi algą, ten dar kažkaip. Ir man jau prasidėjo tokie dalykai, kad aš, pavyzdžiui, neišeinu į universitetą, nes ateina dieninė pardavėja ir aš su ja sakau, nu, atsidarysiu alaus, pašnekėsiu vieną paskaitą ir eisiu į antrą. Ir kažkaip tai paskui jau ir antrą neišeisiu, gal į trečią, jau tada ko ten iš visai. Tai yra, pasidėdavo tokie dalykai, kad aš jau kažkur tai neišeidavau į mokslus, kai man reikėdavo vien tik dėl to, kad aš gurkšnodavau alų, dar kažką. Taip, tai vat, aš to nesupratau, bet šią dieną suprantu, kad ateidavo momentas, kai man aš pasirinkdavau alų ir jisai trukdė man daryti tuos dalykus, kuriuos aš turėjau daryti. Būdavo arba ten per pertrauką jau ir pats vienas nusipirkdavo alaus, atsimenu, ilgoji pertrauka, saulutė šviečia, žolinė, pasiemu, atsisėdu ant suoliuko, taip gera, pavasaris čiulba, pokšt, išgeriu ir paskui galvoju, eisiu dar grįžti reikia, bet dar nusipirksiu, paskui gal dar kažkur tai vat, vėl į tą kioską, dar kažkur pas chebrą ir pasišnekėti jau tada. Mane visą laiką išgerus taip patraukdavo į kažkokias tai komunikacinės kažkokius tai dalykus, man reikdavo dar šnekėti su kažkuo, bendrauti ir panašiai. Aš toks būdavau kartais net ir bare, prie žmonių eidavau, pristodavau ten šnekėti ir panašiai, kai išgeriu. Įkyrus pasidarydavau, nors šiaip, sakau, atrodo ir ramus. Pasikeisdavau, kaip knygoje nerašo, kad ten tas Džekilas ir Haidas visiškai apsiversdavau į kitokį save. Visiškai pasikeisdavo. Ta vieta man labai tiko, nes nu aš visiškai pasidarau kitoks, negu esu blaivas. Ir tie išgerimai man visą laiką dažnėja. Priėjau taip, kad kiekvieną dieną jau sukūriau šeimą, bet praktiškai jeigu jau pradėjau kitą darbą dirbti po mokslų, gerai atsimenu, eini į darbą, vakare užeini į barą arba važiuoji nusiperki ir tada jau namuose pasidarė tokie dalykai, kad oficialiai ten nuperki žmonai ten porą butelių sau kokius 3, o jau kažkaip tai neužtenka, tai dar galvoju, beeidamas ten išgeri fleškutę kokią. Tada eini namo jau to neoficialiai prasidėjo, tai neoficialūs gerimai. Ir ten, aišku, neužtenka tiek, kiek nusiperki visą laiką, tada vėl bėgi. Tais laikais gerai ten būdavo ir ten tos parduotuvės dirbdavo ilgai, ir kailonėlės, ir načnykai. Nu, ta prasme, problemų tikrai jokių nebūdavo. Nežinau, ar šitos problemos, kurios dabar ten trukdo ten arba kažkaip tai, ar kažką sulaikytų. Aš kiek atsimenu, jeigu ten būdavo net ir tas rugsėjo 1, aš vis tiek ten rasdavau kažkaip. Jau paskutiniu metu, kai gėriau, man atrodo, kaip tik buvo įvedę tą rugsėjo 1, kad neparduos alkoholį, bet ten rasti jo visą laiką rasdavau, čia ne problema niekada. Tai va taip aš buvau toks padienis gėrėjas, net nepajaučiau, kad kiekvieną vakarą einu miegot girtas, visiškai girtas, keliuosi, einu daryti tą, ką reikia, turėjau didelį atsakomybės jausmą, kažkaip tai eidavau ir pagiringas ir sunkiai, bet ten kažkaip tai įsiprausi po šaltų dušų, smaudai, eini, kažkaip darai. Man tai įdomus buvo vienam darbe, nors pas mane sėdimas darbas, aš prie kompiuterio, man davė automobilį valdišką. Aš paskui supratau, kad jau darbe turbūt matė mano problemą ir galvoja, kad jeigu aš turėsiu automobilį, turėsiu tokią pareigą kiekvieną kartą važiuoti su juo ir tada bus gal tai sustabdys, kaip sakant, bet ten būdavo
visą laiką laukdavau, kai kažkas sugesdavo, tada būdavo mano dienos, tada jau gerdavau ryte, važiuodamas autobusu į darbą, jau, nu, ne pačiam autobuse, bet sustodavau, išlipdavau į barą, pagerdavau, vėl pavažiuoju porą stotelių, vėl jau ten, nu, būdavo nuo ryto ten jau tas gėrimas per pietus iš vakare ir visai. Būdavo ten tokia manipuliacija su to mašina, gerai atsimenu, kad kažkam tai reikia važiuoti, tai o, imk mano mašiną, žinai, į kokią kitą miestą ten pas klientą. Ir aš tada pasakau, jisai sako, nu, atvešiu, tai aš anksčiau iš darbo, aš sakau, nu, man reikalai, dabar aš negaliu paimti palaikyti pas save, žinai. Ir rytoj ryte paimsiu, nes aš jau pradėjau gerti. Gerdavau iš darbo, būdavo, nu, va tokia įdomus manipuliacijos, šią dienos pasižiūriu, pavyzdžiui, ten eini į darbę pasakai, kad man ten labai skubus reikalai, ten dažniausiai manipuliuoju vaikais arba sveikata, ten porą valandų išeini ir galvoju, pasidarysiu savo langą, per kurį galėsiu atsigerti ir po 2 valandų ten ar po pusantros grįžti ramiai namo tą 6 valandą, ne kaip normali. Ir tada nieks neieškos manęs, nes kai vakare eini, tai šeima visi ieško, skambina, panašiai nervuoja. Sau galvoju, ramiai pagersiu bare. Pas mane būdavo tokia tradicija nueiti į barą po darbo, pasiimti laikraštį, bokalą alaus. Nu, galvoju, vat porai bokalą alaus, paskaitysiu laikraštį, valandėlę kokią pabūsiu bare ir ramiai eisiu tada namo. Niekada tas neįvykdavo taip, kaip planavau, nes tai buvo ne 2 bokalai alaus, tai buvo ne 1 valandėlę tam bare. Ir ne tik tam bare, ir dar paskui kitam, ir paskui dar trečiam, pavyzdžiui, jeigu ten baigdavosi ar užsidarydavo, tai ten vos ne kitam arba su kažkuo susipažinęs ten ant suoliuko sėdi, dasibaiginėja neaišku gėrimus, neaišku su kuo. Bet tas kiekvieną vakarą ištisinis gėrimas iki nukritimo jau buvo kasdienybė. Ryte vis blogiau, ten apsikabinęs tą tualetą, atsimenu tos visokiais ten organais vėmi, tulžim, netulžim, nesuprasi, kuom ten. Ir prisiekinėjai, kad daugiau gyvenime negersi, nes sveikata ta visa būsena baisi. Nes visą laiką, sakau, pas mane taip prisigėrus eit kažkur tai reikėdavo su nepažįstamais, į kažkokias landynės, į dar kažkur papuldavau, grįždavau visą laiką ten su fanaru, be piniginės, atsimenu, be kokios odinės striukės, be mobiliako jau ten ties darbas, atsimenu, gal kiek tų mobiliakų man pirkdavo tas valdiškas mobilus ir būdavo grįžti, vėl nuperka ir, sakai, pamečiau, pavogė, vėl nuperka, atsimenu, sėdžiu namuose su fanaru, visas sutvarstytas ir atveža man bendradarbis, sako, turėkim ten tą, nes reikia susisiekti, reikia konsultacijos tam. Tada pasijauti labai svarbus iš tikrųjų. Nu, bet vat, toks. Tai čia buvo mano tos 20 kažkelių metų, jau kai prasidėjo intensyviai, tai vat iki 20 metų aš paskaičiau, gėriau, va tą dienon jau buvo tas kasdienis gėrimas, tik tai pradžioje jisai buvo dar lengvesnis, bet paskui darėsi vis žiauresnis ir kas mane paguldė ant menčių, tai turbūt mano sveikata. Pradėjo kažkokiu momentu byrėt visa sveikata. Iš pradžių aš ten neturėjau reikalų su jokiais gydytojais. Ten pas dantistą nueini, kad 5 metai ten kokią skylutę geriausiu atveju. O dabar kažkokiu momentu ir prasidėjo visokios tada ligoninės, atsimenu. Viena, antra, aš vis niekada nesilankydavau, vengdavau ligoninių, kur gali būti dėl alkoholio, kažkokių ten priklausomybių, psichiatrinės ligoninės, bet tokių labai vengdavau, nes labai bijodavau, kad bus kažkokie įrašai, negausiu kažkokio tai dalyko, teisių, darbo kažkokių, dar kažkokių, nu nežinau, bet visą laiką vengdavau. Bet man būdavo
labai daug. Nu, ten visokias, atsimenu, infekcinės ligoninės, tai aišku, nuo ko aš ten apsinuodydavau, ten visi tie dalykai. Bet tos būdavo ligoninės dažniausiai, tai ką, matai, kad neišeisi į darbą, atsimenu, paskambini ten gydytojai, sako, daei kažkaip tai, nu, daeini vos ne vos dašliauži ten pakeliui vemdamas ir tą ateini raudonom akim pasakai, kad ten vidurius paleidai ir dar nežinia kaip ir kas, tau už galvos iš karto į ligoninę pokštį uždaro. Galvoja, kad ten kažkoks tai apsinuodijimas, infekcija, dar kažkas. O aš ten, man atlašinę gerai. Pageriu, dar atsimenu tokio kažkokio gėrimas buvo sūrus, ten jis atstatyt kažkaip, tai ten jie liepdavo biškį bent jau pagurkšnot, o man ten šakta dega, aš ten į visą litrą dar susiverčiau to sūraus. Juokėsi visos tos seselės, sakė, gal dar tau pilt. Tai vat atsigauni, per porą dienų vis tiek ten 2 savaitės. Reikia sėdėt, kol ten viską ištirs. Ir nėra ką veikti. Ir tada būdavo toksai, pajauti kaip sanatorija. Tai kokią bobutę ten nunešt padedi, tai šitą tau ateina artimieji, atvažiuoja, visą laiką giminė būna sukelta ant kojų, Viktoras ligoninėj, tai vadinasi, iš kito miesto turi važiuoti, brolis vežt mamą, tėtį, aplankyti ir visi, kaip sakė, visi turi reikalų su manim. Ten vežti lauktuvės kiekvieną dieną, ten rūbus ir visai apskritai. O aš sau sėdžiu, savo jogurtukus valgau, mandarinus. Į darbą nereikia oficialiai eiti, tas nereikia, poilsis. Tai va, paskui ten neurologiniai dalykai prasidėjo, tai ten jau biškai išsigandau, nes tokios atminties praradimai vadinami, orientacijos gal daugiau. Ir, nu, iš pradžių kelias minutės, paskui daugiau aš neatsiminau, ką darydavau. Kažkaip tai va, tas vykdavo po intensyvesnio gerėjimo, dažniausiai savaitgalį, kai nuo ketvirtadienio arba penktadienio ten jau pradedi jau visiškai ten savaitgalis juodas. Pirmadienį vos ten drebėdamas visas išeini į darbą ir kažkur po pietų atsijungia tau ta orientacija, ta galva. Aš grįždavau tai su gėrimu, nes sakydavau dar žmona, palauk, tai aš tą pirmadienį tai negėriau, nesvarbu, kad ten 3-4 intensyviai dienas gėriau ten žiauriai, bet sakau, prie ko čia gėrimas, jeigu pirmadienį tai negėriau. Nu tai, bet kažkaip tai jaučiau, kad aišku, kad čia nuo gėrimo. Labai išsigandau ir tada jau pradėjau tikrai rūpintis tą savo sveikata, eit net pas privačius neurologus, kad galvojau, pasakysiu visą teisybę iš tikrųjų, kiek geriu, nes galvoju, jau reikia taip kažkaip tai. Nuėjau ir gerai atsimenu, kad ten pasakiau, ten, nu, kiek, sako, ar geriate? Jo, geriu praktiškai kiekvieną vakarą, nu, vos ne porą, sakau, alaus išgeriu, žinai. Kad kur gydytoja nesureagavo, jinai ten sureagavo į mano tos visus pasakojimus, kaip aš ten išeinu į kosmosą, kaip mes vadindavom, ten darydavau nesąmonės, plėšdavau rūbus, kišdavau galvą į klozetą plaut, nes veidą labai, labai kažkaip neštėdavau, kiek pamenu, tuo momentu nepasakydavau vaikų vardų. Iš pradžių į ligoninę paguldė, paskui išėjus, kai būdavo priepuoliai, dar kviesdavo greitai, aš pabėgdavau, nežinau kodėl aš nenorėdavau ten, nepasakysiu kodėl, bet sakė, pabėgdavau arba kažkaip tai tada jau nekviesdavo, palikdavau. Tai vat nuėjęs pas tą neurologę, kai pasakiau visą tą, papasakau tas kas man vyksta ir tie 2 bokalai alaus vakarais, tai jinai net nesureagavo, kad aš geriu, nors aš čia atrodė prisipažinau, aišku, 10 kartų pamažindamas. Ir jinai sako, čia tau keista epilepsija, pradėjo ieškoti tų epilepsijų. Ten visa ant galvos ten aparatūrą užkrovė, tikrino, žiūrėjo ir nerado jokių židinių ir sako, nežino, ten didžiausi profesoriai suėjo, šiandien jiems 2 kartus pasakojau konsiliumai, ten visas antriškės buvo pakeltos.
Ir paskui atbėgo gydytoja tokia laiminga, jauna gydytoja, sako, aš supratau, sako, aš paskambinau tavo žmonai ir jinai pasakė, kad tu geri kaip taip baisiai. Sako, aš vieniem ten ta balštoji karštinė, o tau, sako, va toks keistas, toks atsakas į tavo tą besaikį gerimą. Tau, sako, negalima gerti nė lašo, tu sakė, jeigu išgersi, tai bus paskutinioji. Pirmą kartą įrašė diagnozę su alkoholio vartojimu į mano tą dosiją sveikatos ir išleido, sako, nu, negali visai gert, eik, viskas gal bus gerai, jeigu tik tai negersi. Bet negert aš negalėjau, aš jau buvau tikrai toli pažengęs ir man pirmas išėjus dalis, nu gal dieną ar dvi gal pratraukiau, bet jau paskui tai sumanipuliavau kažkaip tai ir vis tiek ten kažkaip tai iš pradžių nematant, kad paskui vis tiek reikėjo tą gėrimą kažkaip tai į namus parsinešti. Ta kasdien negali slapstyti, žinai, tai. Be to aš dar pradėjau lošti kazino, tai dar čia buvo metai geri su kapeikom, kad įsivėliau, tai tada buvo labai juodas periodas, tai kai reikia meluoti, kur buvai, kur dinga to pinigai, kur darbe meluoji, kur ten pusę dienos, paskui ten ir parą būdavo, neišeini, ten namie meluoti. Nelabai sunku man buvo meluoti. Dėl to dar gal tas stogas ir važiuodavo. Ir aš supratau, kad kažką tai aš turiu daryti. Bet kaip turbūt normalus alkoholikas, nelabai norėjau ką nors daryti, nes kažkaip tai aš savo įsikalbėjęs buvau, kad dar nėra man tai blogai, nors buvo labai blogai. Nu, čia švelniai tariant. Antras dalykas, kad aš labai nenorėjau atsisakyti alkoholio. Alkoholis man buvo visą gyvenimą. Aš buvau jau praradęs viltį, nes aš ten rūkyt mečiau, tai man atrodė viskas paprasta, va ten, kada čia prieš 25 metus, tai atsistojau, atsikėliau ryte, sakau, aš nerūkantis. O man, kai reikėjo mesti gert, nu, sugalvojau, gal reikia mesti. Tai va taip va galvoju, kaip atsikėliau, sakau, aš negerintis. Ir pats iš savęs žvengiu, nu, tai nesąmonė šnekėti, kur tu negerintis. Bėgi ir geri tik tai. Nu, aš supratau, kad viskas, kad nėra taip ir bus svarbu būtų šnapso ten išmesti iš tų darbų, iš namų jau irgi nekartą buvo venzliukai sudėti ir iš eisiu, gal grįšiu pas mamą, kažkaip tai pragyvensiu, kažkaip tai, nu, kas bus, tas bus man dzin. Kaip ten toj knygai pas mus į tą latrų procesiją įsipiešiu ir eisiu kažkur tai link kažko, bet kito kelio aš nemačiau ir susitaikiau. Koks skirtumas? Tai va tokioj būsenoj, visiškam skausme, kančioj ir susitaikyme, nevilty. Bet kaip sakau, kaip daugelio alkoholikų, tai nu aplinkui įdarbinti visi artimieji, tai žmona, mama ten visokių išeičių ieškojo, ten ir daug meldėsi ir aš žvakutes uždeginėjau už mane. Ir panašiai, ir paskui kažkaip mano socialiniam ten darbe daugiau tose sluoksniuose dirbo ir jinai pasakė, kažkur tai rado žinią, sako, kaip tik šalia manęs, čia Vilniuje, kur gyvenam, yra vienuoliai, sako, vienuolynas, nueik, tegu pašneka su tais vienuoliais, gal kažkas tai bus. Nu, suorganizavo jinai tas susitikimą su vienuoliais, iš tikrųjų nebuvo man problemos su jais susitikti tame, kad aš tikintis buvau nuo mažens ir eidavau į bažnyčią ir girtas ir blaivas rečiau. Nes ypač to gėrimo laikotarpiu ir pagiringas, nes kažkaip tai iš inercijos nuo mažens tas man kažkaip tai traukia ir aš žinau, kad reikia, nes man reikia to, bet iš to jokio naudos nebuvo, nes ten, nu, nesuprasdavau net, kas vyksta per mišias, jeigu aiškiai paaiškinti reikėtų kažkas tai, kas šiuo metu vyksta ir dėl ko, tai man nebuvo. Aš tiesiog ateidavau tarptų pastovėti, tarptų dekoracijų, pabūt, bet man kažkiek tai tas nuramindavo, gerai būdavo. Tai vat susitikimas su tuo vienuoliu ir tada buvo pokalbis, buvo ten, nežinau, kažkoks tai, gal net vos ne yra apeigos kažkokios, kad truputį ten tų piktų dvasių atsikratyti, nežinau. Bet aš norėjau, galvojau, gal kažkas tai pavyks.
ir jisai ten dar pasakė tokį, sako, būk atviras, sąžiningas, sako, pabandyk, jeigu tau yra tik pagundos visą laiką kalbėti su artimai žmonėm, neslėpk. Ir man kažkas tai suveikė, va, tas sąžiningumas. Aš tada eidavau, gerdavau, atsimenu ryte, bet vietoj darbo išėjęs arba prieš darbą ten į kažkokią tai kavinę, kur užsisakinėjai, ten atsimenu, ten vynas, alaus, bet renku kvietukus ir rodau, nu, kad būti sąžininkas, grįžti namo, nešu, kad vat, kur pinigai išeina, nes lošimai žiauriai per pinigus buvo davę, kad vat ir bet buvau kažkokį va tokį keistą sąžiningumą, kad, nu, atrodyt, kad šeimai, kad būtų atviras, kad kažkaip tai vat neslėpt, nes tas slėpimas man buvo labai žiaurus dalykas, kažkaip nemokėdavau nei slėpti, nei meluoti. Ir tas biškai palengvino mano tokią savijautą. Antras dalykas, kad aš ten pamačiau tam pačiam vienuolyne tos anoniminius alkoholikus skelbimą. O, galvoju, čia kažkaip aš žinojau, paskui prisiminiau, kad prieš kokį 12 metų net ir lankiausi kitame mieste, kai gyvenau, bet ten nuėjau girtas, pirmą dalį pabuvau, išėjau ir pamiršau, nesupratau, kas ten vyksta. Nu ir tada, kaip ir galvoju, reikia ten nueiti, nes kažkaip jaučiau, kad ten gali padėti man. Tai nuėjau, pirmą kartą ten nepataikiau, buvo kitas laikas, tai jau buvo prasidėję, tai aišku, ir baimės nejau tuo momentu man, nes aš galvoju, eisiu taip su visais, su visa minė įeisiu, atsisėsiu kamputį. Net buvau toksai labai įsitempęs ir įsibaiminęs. Bet tada, kaip jau ateisi, atidarysi duris, kai jau vyksta susirinkimas, visi į tave atsisuk, neėjau. Bet kitą kartą jau žinodamas tikslų laiką nuėjau, atsisėdau ir klausiau. Ir man patiko nuo pirmos dienos tas susirinkimas, patiko žmonės, patiko, kaip jie šneka, patiko ramybės malda man. Tada aš ją pirmą dalį visą laiką ten pradėjau bumbėti, kai tik tai man kažkaip tai ne kaip jausdavausi, arba kai kažkaip tai, nu, vat būdavo sunku, tai arba nes ne tiek sunku, kiek nervas užimdavo, kuris pastoviai. Tai vat man buvo tas pirmas vaistas turbūt ta ramybės malda. Pirmas vaistas nuo to. Vaikščiodavau aš apie 4 mėnesius į tuos susirinkimus ėjau ir visą laiką gerdavau, nes kažkaip tai išeini, net būdavo iš susirinkimo ir tas Wi-Fi'us, kaip sakant, dingsta ryšys su tuo ramybe ir su tuo grupės tokia atmosfera, ta, kuri biškai nuramina ir ir man vėl mintys kažkokios keistos ir man bumt, aš jau einu į maksimum. Lietuvoje tokia krautuvė yra ir perku fleškutį. Ir aš nežinau, ką daryt. Aš žinau, kad ten skaito žingsnius, žinau, kad tie žingsniai turėtų man padėti. Bet kaip tuos žingsnius žengti, nežinau. Visi sako, visi pasakoja, kad lyg ir žingsnius kažkokius darė. Kaip jie darė, nepasakoja tiksliai. Man kaip matematikui reikia algoritmo tikslaus, ką ir kaip daryti, kad, nu, kaip papunkčiui. Tai nežinau, aš taip mėčiausi, paklaust dar bijau, šnekėt bijau, bet, nu, aš dar nuo mažens kaip pripratęs, kad man ateitų ir pasakytų, vat, spręstų mano problemas. Aš niekada pats niekas nespręsdavau. Bet kažkaip tai suprantu, kad kažkaip tai reiktų tuos žingsnius padaryti. Ar ten užsidaryti, ten Lietuvoje yra ta Minesota vadinamoji, kur 28 dienas, tai irgi ten sužinojo apie tai iš pasakojimų. O, galvoju, tada turbūt reikia užsidaryti tą Minesotą ir ten praeinama žingsniai per 28 dienas. Bet man kažkaip tai nebuvo patrauklu dėl to, kad 28 dienos, tai reiškia, kad mano atostogos išbrauktos, visų metų atostogos dėl tų, atsiprašant, žingsnių. Nu, negalvoju. Bet kažkaip tai vat kas įvyko, tai įvyko, atėjo 2 žmonės, vienas po kito kas 2 savaites, ar kas savaitę, neatsimenu gerai, bet aš išgirdau 2 istorijas žmonių iš kitų grupių. Dalinosi taip kaip čia, kas buvo, kas įvyko, ne, kaip yra dabar. Ir jie aiškiai pasakė tą algoritmą, kad irgi iš pradžių klaidžiojo, visai buvo, bet sako, paskui paprašiau kito alkoholiko pagalbos, mes sėdėjom, skaitėm knygą. Ir darėm ten, kas surašyta, pagal tai viską, kas tas kitas alkoholikas man sakė, sako, aš taip dariau.
Ir jis ten pasakoja, kaip jam susitvarkė vienas, kaip tos emocijos, kitas pasakoja, kaip susitvarkė tie finansiniai dalykai, ten važiuoja į Tailandą, į visur kelionės ir taip toliau. Ir, man, man pirmą kartą gyvenime užsidegė lemputė, tai yra vilties lemputė. Atsirado viltis, kad man gali kažkaip tai pavykti. Va tada bumt, gal šitas kelias būtų man. Ir vat iš karto man pasikeitė viskas, nes atsirado viltis. Ir aš tada intensyviai pradėjau ieškoti žmogaus, kuris galėtų man padėti. Aš ieškojau toj grupėje, jie kažkaip tai atsimenu, sako, vis tiek tu pavaikščiok į kitas, nors aš galvoju, kad į kitas negalima vaikščioti, kaip išdavystė. Sako, ten yra visokių dalykų, nes visokių žmonių, nes sako, jeigu ir su manim tu eitum, tai vis tiek ten į tokią vieną grupę, tą į mūsų grupę, kaip jie sako, į VRMus reikėtų vaikščioti, nes ten, nu, vis tiek knygas skaito ir daugiau, bent jau tuo laikotarpiu. Kažkaip tai taip davė suprasti, kad tu pavaikščiai grupėse ir grupėse kitose aiškiai ten galima tos globėjus paprasčiau surasti. Ir iš tikrųjų ten vienoje iš grupių žmonės kelia ranką, labai paprasta. Ir tada, jo, aš vieną kitą, nu, kaip sakau, paskelbtas tas konkursas grožio, vienas toks, kitas anoks, bet ta neviltis vis spaudė greičiau ir aš tada tą griebiau pirmą pasitaikiusi, nes aš atsimenu, atėjau ir nebuvo to, kuris jau buvau išsirinkęs. Ir jau taip jau galvoju, nelauksiu. Ten kažkoks kitas buvo, atėjo, pakėlė ranką, kažką pašnekėjo prieš tai labai įdomiai, kažkaip, nu, patiko. Na ir pasiėmė, sakau, einam, sutarėm. Ir tada aš atsimenu, grįžtant namo sugedo mašiną, aš paskutinį kartą nuėjau į barą prisigert susinervavęs. Buvo ketvirtadienis ir reikėjo iš ryto penktadienį būtinai į darbą ir aš kažkaip tai, vat, nu, taip veikiant. Gerai, geras tas veikimas, nueisiu, sugedo mašiną, nueisiu mažiuką alaus ir nes rytoj į darbą ir viskas, ir eisiu. Nu, to mažiuko, aišku, ne mažiukas buvo, didelis iš karto. Ir į darbą aš neišėjau, grįžau penktadienis ryte, tai buvo toks didelis, nu, vienas iš tokių užgėrimų, kur aš klaidžiau po Vilnius su kažkokiais žymiais žmonėm gėriau po kažkokius keistus barus. Ir tai buvo paskutinis mano gėrimas. Ir pradėjome eiti žingsniais. Aš taip įsivaizdavau, kad prie upės kranto mes ten dviese sėsim, knygą skaitysim ant kažkokio didelio rasto. Kažkodėl tai man iš tų visų pasakojimų man piešėsi vaizdas. Niekada prie upės ir lauke neskaitėm. Kažkaip tai su globėju skaitydavom dažniausiai mašiną arba patalpoj. Bet aš laukdavau tų susitikimų, žiauriai laukdavau. Man laukdavau skambučių tų susitikimų, man reikėjo kuo greičiau tą visą. Aš labai norėjau išeiti iš tos būsenos. Aš nuolankiai jau dariau, jau buvau visiškai nulenktas viskas, ką liepia kažkaip. Nu, karts nuo karto, aišku, tas iššokdavo, bet jau tas jau buvo nuolankumas, jau buvo tas sąžiningumas iš pradžių iš kažkur tai ten įskiepytas, neįsivaizduoju, iš kur atsirado, gal ir įsivaizduoju. Ir paskui va šitas ryžtas, kaip mūsų knygai sako, yra sąžiningumas, ryžtas ir išankstinių nuostatų nebuvimas. Va 3 tai banginiai, ant kurių stovi visas veikimo pradžia. Tai jie kažkaip tai iš kažkur tai pas mane pagrindinės atsirado, šiokia tokia, kurių užteko, kad greitai susitvarkyti su gėrimo problema, gal ten tam pirmuose žingsniuose ne labai greitai tvarkytis toliau. Ten, nu, labai įdomiai va žingsniai parodo, tai jeigu taip apie žingsnius, aš atsimenu, baisiausias man žingsnis buvo 3, aišku, dėl to, kad aš įsivaizdavau, kad 3 žingsnis tai bus tas toks sandoris su Dievu, po kurio aš jau negalėsiu sąmoningai daryti kokius nors dalykus, kurių negalima daryti, ne? Jeigu iki tol aš kažkaip tai, nu, galvoju užmerkę akis ir kažkaip tai ne, čia galvoju bus tokia sandora, kad jeigu kažką aš darysiu, jis ten gali labai supykti. Toksai pertinti žingsnį
su kur jau juokaut negalima man bus. Kažkodėl aš taip įsivaizdavau tą trečią žingsnį. Šiai dienai aš suprantu, kad tai čia daugiau susijęs su šeštu žingsniu, kai yra pasiryžimas keisti kryptį, nepaisant to ir visą savo ydas, visą savo tos blogus dalykus stengtis pakeisti, nepasiliekant savo viską, kad, jokios vilties, kad kažką tai gali pasilikti. Aš po trečio galvoju, jokios vilties, kad savo galėsiu kažkokią ydą pasilikti. Aišku, tie ketvirti žingsniai nuostabus, penkti, kur susitvarkyti visą tas praeitis ir savo galvą ir suprasti, vat kaip gražiai pasuko į mane, kad aš čia kaltas viskas. O kaltinu visus aplinkui, o žingsnis sako, problema, Viktorai, tai tu visuose savo poelgiuose pasižiūrėk į save, ką tu darai. Šakė, tikrai, aš atsimenu, didelį pyktį turėjau ir galvojau, vat prieš tą ketvirtą žingsnį, kaip jūs čia, tie anonimai čia šnekat apie tą ketvirtą žingsnį, kaip jūs išmušit mano tą pyktį ant kaimyno, vat įdomu. Niekaip, jo tai nepakeis, kol jis nepasikeis, tai aš tol ir pyksiu, nebus kitaip, galvoju. Bet daug maldų, už tą momentą, už tą atvejį tikrai aš daug meldžiausi, daug supratimo, kad, jis ligotas žmogus toks pats kaip aš, ane, kad jis irgi turi teisę klysti, kad mano situacija šitoje vietoje, ką aš iš tikrųjų nesu kaltas ir taip toliau šitoje situacijoje. Po kažkiek laiko atleido taip, kad mes susidraugavom. Taip, nesusidraugavom, bet, pavyzdžiui, susitikdami pasisveikinam ir, ramiai galiu pasakyti, be jokio kažkokio tai jautimo už nugaros kažkokio tai neigiamo. Tiesiog pasisveikinus mano kaimynu. Tai va, kokie stebuklingai tie žingsniai tvarko visą mano gyvenimą. Ten alkoholizmo, sakau, problema išnyko labai greitai, o visi kitos mano problemos, ne veltui knyga rašo, spręs visas mano problemas. Tai ir visas sprendė. Aš tiek jau paskui 8 sąrašą darydami, nors čia gal 4 tas sąrašas žalų turėtų atsirasti. Bet paskui ir su globėju eidami per sąrašą ir žiūrėdami, ką aš galiu, kaip aš turėčiau vieną ar kitą atitaisyti, man tai beina bumt, prisiminiau dar tokius niuansus, kad aš ten paauglystėje tikrai dariau net ir kriminalinius dalykus, nors aš visą laiką skaičiau save labai tokiu geru žmogumi ir tikrai, bet kaip atmintis, galva visus tuos dalykus užgrūda ir paslepia. Bet jie niekurgi nedingsta, aš su to bagažu ir vaikštau, kol aš jo neįsivalau. Tol tas bagažas mane slegia ir verčia kažkaip tai išsilaisvinti iš to neramumo. O va žingsniai labai gražiai išlaisvina mane iš praeities, suteikia įrankius šiai dienai, ką daryti, kad neprisidirbti. Tai va tie 10-11 stebuklingi žingsniai. Teisybę sakant, aš tos vakar inventorizacijos, labai esu apleidęs ir ten tik tai, kai labai galva grįžtų ir prisėdžiu, bet pradžioje aš nuoširdžiai, kai rašydavau, aš gerai atsimenu, kad kaip man būdavo geri. Čia stebuklingi įrankiai. Aš dėl to save plaku kiekvieną kartą ir vis duodu pasiryžimus, kad pradėsiu rašyti kiekvieną vakarą, bet neprieinu prie to. Tai čia mano irgi tokia įda yra, ją žinau, yra, kaip sakant, tragedijos nedarau, bet žinau, kad tai yra pasakiškas žingsnis. Aš gerai atsimenu, kai rašydamas ten, koks aš esu toks ar kitoks, kaip iš tų tokių neigiamų, aš tokiais kryžiukais paišydavau, pliusiukais, iš tų neigiamų kryžiukų pereina į teigiamus, jau kitą dieną žiūriu daugiau teigiamų, dar daugiau teigiamų, ateina kaip keičiasi, matot. Tai, kad neprisidirbt kiekvieną dieną, yra įrankiai stebėti save, žiūrėti, išmoksti tuos dalykus ir intuityviai pradedi suprasti, ką tu darai blogai, ką gerai. Iš pradžių, aišku, padarai blogai ir reikia sugrįžti
atsiprašyti, paskui jau prieš idealu būna, kai prieš darant, kaip sakant, pjaunant grybą, topteli mintis, ar tikrai ką tu čia darai. Tai va čia irgi iš programos dėka ir aišku, tas kita paskutinė ta dalis, tai aišku, tas 12 žingsnis, tai apimantis viską, tai kad šių žingsnių dėka nedvasiškai pabudęs, tai yra pasidaręs žmogumi, susitvarkęs, aš einu ir turiu būti naudingas žmonėms ir Dievui. Visos programos esmė - būti naudingu Dievui ir žmonėms. Ne gert mesti, ten, ne kažką tai, bet būti naudingu Dievui ir žmonėms. Kai aš duodu, tada gaunu. Čia paradoksai visi tą, kai duodi, gauni. Kuo blogiau, tai tuo geriau yra. Ir taip toliau. Tai va čia viskas atvirkščiai atrodo negu pagal mane. Ir šitoj vietoj tarnystė ir dar kartą tarnystė. Aš esu be galo dėkingas savo globėjui, kuris švelniai stumtelėdavo į kokią tarnystę. Kartais grupė stumteldavo: Viktorai, gal tu gali pasiimti šitą, kitą, dar kažką. Ir visiems, aišku, be galo dėkingas už šitos dalykus, kad būtent pradėjau tarnauti. O kai pradedi tarnauti, tada nenori, pirmas dalykas, turi eiti į grupę, nes tu ten grupės pirmininkas ir turi pravesti ten kažkokius tai susirinkimus dalykinius, ar dar kažkokios problemos yra. Tu turi dalyvauti. Kartais gal ir pagalvotume eiti ar neiti, o čia nenori. Va. Paskui ir toliau regionas, intergrupė dabartinė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tos tarnystės mano atveju tikrai žinau, kad man gelbėjo kad aš neapleisčiau, kad neužmigčiau ant laurų, kad aš vis karts nuo karto grįžčiau. Globojimas yra, be proto fainas, tai darbas, ne darbas, ne tarnystė, bet pats tas procesas. Aš pilnai sutinku, kad jisai man daugiau reikalingas negu globotiniui, nes aš pereinu vėl programą, vėl knygą perskaitau, vėl perleidžiu per save, sakydamas globotiniui, visą laiką užsidega lemputė, o tu pats tikrai 100% tą darai, ką siūlo. Ir panašiai. Tai va čia yra irgi, be proto fainas dalykas. Iš viso AA turi labai daug nuostabių dalykų, ko beveik užtenka būti normaliam gyvenimui. Tai va tas 12 žingsnių, kaip aš elgiuosi, 12 tradicijų, kaip elgtis grupėje, šeimoje, darbe, viską irgi taikyt. Jeigu aš nežinau, ką daryti, aš atsisieku į 12 tradicijų. Taigi aiškiai sako. Svarbiausia vienybė. Arba ten aiškiai sako, kad supranti, kad kažkokia tai nėra ten Dievas tik autoritetas, nėra kažkokių kitų. Ir kad anonimiškumas. Kas yra anonimiškumas? Kad daryti gerus darbus tyliai, o nerėkti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visas tas taikant, nuostabus gyvenimas atsiveria. Iš tikrųjų, susitvarko visos bėdos. Kad ir kas bebūtų, kas be nutiktų, aš pirmas dalykas pas mane, kaip čia ta diskusija, ar aš išgyjęs ar neišgyjęs, ar aš pasveikęs. Tai esu pasveikęs, nes man atėmė priežastis, dėl kurio aš keldavau pirmą taurelę. Tos priežastis 12 žingsnių panaikino ir man nėra reikmės tos taurelės kelti. Aš nesu įsitempęs, įtūžęs, įpykęs ir mano emocijos yra ramios. Tai kitos priemonės leidžia man būti žmogumi visame kame, visame pasaulyje, aplinkui supančiame pasaulyje. Ir tuo metu tada vėl gaunu atgal tas emocijas geras, tos draugiškumą, tą tokį ir taip toliau. Bet aš šiai dienai žinau vieną dalyką, kad aš esu alkoholikas, bet kada šiandien aš esu blaivas, bet kada gali ateiti tą dieną. Iš tikrųjų bijau, kad ateis. Šiol bijau, kad gali ateiti ir yra pavyzdžių, kur po daugelį metų ateina. Ir knygoje, ir realių pavyzdžių, ir yra pavyzdžių nemažai pavyzdžių su mirtim dabar, čia ir taip toliau. Tai, žinau, kad klastinga liga.
Tai šito aš bijau. Dėl to stengiuosi daryti, ką siūlo programa, ką siūlo visas kompleksas dalykas. Ir kitas dalykas, kad aš turiu būti pasiryžęs ir tarnauti, nes aš turiu neapsakomai unikalų dalyką, aš turiu savo gėrimo patirtį, kuri gali būti naudinga kažkuriam alkoholikui, ko neturi kažkokie specialistai ar dar kažkas, ir turiu sveikimo patirtį. Tai yra kompleksas, kuris geriausiai veikia kitam alkoholikui. Ir jį paslėpti ir neišnaudot būtų klaida arba kaip pasakyti, nuodėmė, ne? Gavus ir užsidaryti savyje. Gavus tą tokį sveikimą, nesidalint, čia tada galėtum sprogti. Turi dalintis tuo ir su dėkingumu, va, kaip šiandien sakė man garbė, tai va tas pagrindinis jau žingsnių metu tas galvoje ir pradėjo kirbėtas man garbė kažkokia tai pasitarnauti ir būti naudingu. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų anoniminių alkoholikų draugija, kad Dievas iki jos davedė. Šiai dienai turiu daug kitokios veiklos, irgi naudingos visuomeninės veiklos be AA, nors ir AA tarnysčių daug turiu. Ir tikrai džiaugiuosi, kad galiu būti naudingas. Ir gerbė iš tikrųjų ir darbe, ir bendruomenė, ir turiu religinę bendruomenę, kaip sako, eikit pas pastorius, rabinus ir kunigus, tai va ten turiu dvasinį patarėją ir taip toliau. Tai viskas eina toliau ir svarbiausia nesustot. Ir AA, anoniminiai alkoholikai iš tikrųjų man suteikė pilnatvę ir laimę, pajausti laimę, kas yra laimė. Aš šiandien laimingas ir jūsų dėka. Tai vat be galo džiaugiuosi, be galo esu dėkingas. Ir labai ačiū jums ir jūsų grupiai, kad pakvietėt mane pasidalinti.